Ar žinote, kas yra patyčios? Taip, žinau. Taip. 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 Kas yra patyčios? Patyčios yra tuomet, kai žmogus ar žmonių grupė siekia kitam žmogui sukelti skausmą, fizinį ar emocinį, taip siekdami parodyti, kad jie yra stipresni. Ir tai vyksta ne vieną kartą, o nuolatos kartojasi. Kas yra patyčios? Iš kitų bendramžių agresijos formų patyčios išsiskiria tuo, kad tai yra tyčinis veiksmas, tai yra norima, turima, yra toks ketinimas kitą įskaudinti, pažeminti, kažkaip įžeisti. Ir taip pat, kad tai nėra vienkartinis, o pasikartojantis veiksmas. Reiškia, tai vyksta nuolat kažkurį laikotarpį ir tai nėra vienkartinis konfliktas ar vienkartinis kažkoks tai susidūrimas. Ir dar vienas požymis, kuris, ko gero, labai svarbus, kalbant apie patyčias, jų priežastis, prevenciją, tai yra tai, kad galių santykis yra nelygus. Reiškia, jeigu susiklosto patyčių situacija, joje tas, kuris yra agresorius, jisai jaučiasi stipresnis, pranašesnis kažkuo prieš tą, prieš kurį tai yra nukreipta, tai yra prieš auką. Ir tas pranašumas, jisai gali būti įvairiausias. Tai galbūt vaikystėje svarbus yra fizinis pranašumas, tai yra, kai vaikas tiesiog stipresnis, yra fiziškai stambesnis ir panašiai. Bet nemažiau svarbu yra tai, kad ir populiarus vaikas gali išnaudoti savo populiarumą kaip pranašumą. Arba, tarkim, tiesiog emociškai stipresnis vaikas gali taip pat išnaudoti, jaustis pranašesnių už tą, kuris jaučiasi kitaip. Taigi, šitie 3 požymiai, jie yra paprastai laikomi kaip išskiriantis patyčias iš kitų agresijos formų. Patyčios iš tikrųjų gali pasireikšti tiek tiesiogiai, ką mes galime ir iš išorės matyti, galbūt tai stumdymasis, galbūt atviras prasivardžiavimas, ar dar kažkokią fizinę formą pasireiškiančios patyčios, bet gali būti ir daug subtilesnės formos, kaip, tarkime, tiesiog ignoravimas ar vaiko, ar paauglio bendramžių rate, nepriėmimas į bendrą veiklą, neįtraukimas į galų gale socialinius tinklus, į kažkokias tai grupes ir panašiai. Ir tas toksai kartais gali iš šalies atrodyti netgi juokeliai, kažkokie tai pajuokavimai, bet vėlgi tame gali būti ir įžeidžiančio turinio ir tie juokeliai gali būti juokingi ne visiems. Ir tai taip pat gali būti viena iš patyčių formų. Dar galbūt svarbu paminėti yra tai, kad su vaikų amžiumi, jiems perinant iš vaikystės į paauglystę, tos formos subtilėja ir vis mažiau lieka tos tiesioginės tokios agresijos. Ir atsiranda tokių naujo pobūdžio patyčių, kaip, tarkime, seksualizuotos, su lytimi arba su seksualumu susijusios patyčios, kai vėlgi ir tie pravardžiavimo pobūdis, jisai tam tikri žodžiai yra naudojami, kurie nurodo į lytiškumą ar seksualumą, arba tiesiog yra net ir fizinės formos, kaip yra filmuojami kažkokie vaizdai, tie intimus kažkokie tai vaizdai, kurių kitas nenori, kad jie būtų platinami ir jie yra platinami. Tai yra pastebėta, kad paauglystėje patyčios įgauna tokią formą ir tai galima turbūt būtų sieti su tuo, kad paaugliams apskritai yra labai svarbu tos lyties normos ir kad jie, kadangi formuoja savo tapatumą, tai tas lyties tapatumo aspektas, jisai toks ryškus gana darosi paauglystėje ir kadangi paaugliai jaučia tą normą iš suaugusiųjų, jie ją ir panaudoja, jie supranta, kad įžeidžia tai, kad tu parodai arba pasakai, kad kitas netitinka tos normos. Tai iš tikrųjų tas yra labai, labai turinyje atsispindi tų patyčių.